kur buvo didžiausias problemos šiandien? Aš manau, kad didžiausia problema ta, kad mes nežinom, kokį krepšinį propaguoja šitą komandą. Mes neturėjome aplamai jokios informacijos. Nors aš nemanau, kad jie turėjo kažką, gal nebuvo pasiruošę. Antras dalykas, kai prasidėjo rungtynės, mes užpirmavom, viskas gerai, jau antrą kartą ir prasideda keitimai ir mūsų žaidimas subyra. Nežinau kodėl, manau, kad trūksta atsarginių žaidėjų daugiau indėlio. Trečias variantas tas, kad šiandien nesužaidė savo rungtynių puolime, aš turiu omeny Elvikis. Mane nuvylė labai Vėlius su Kuklerium, jau antros rungtynės, kurios nesužaidė, bet aš manau, kad tai paseka to, kad Vėlius įsijungė vėliau į komandą. Jis yra šiek tiek buvęs traumuotas ir dar nespėjo atsistatyti 100%. Ir manau, kad po praeitų rungtynių jisai dar ir psichologiškai neatsigavęs, nors aš dėjau visas pastangas, stengiausi, kad jisai tai padarytų. Kuklerius, norėčiau, kad jisai dar geriau, kai jis žaistų rungtynių metu tą, ką daro per treniruotės. Ir manau, kad jam tai daro, kad jis neturėjęs tokių rungtynių patirties. Sakykit, netrodo, kad mūsų jauni krepšininkai palūžė psichologiškai? Matulis, Kuklerius, Sekas galbūt. Man irgi kažkaip atrodo, aš darau visas pastangas. Aš žinau, kad po pralaimėtų rungtynių visada labai sunku atsigauti. Ir kuo aukštesnė meistriškumo žaidėjas, tuo jisai lengviau tai padaro. Mūsų žaidėjai, kaip suprantu, nėra labai aukšto meistriškumo ir jiem yra daug sunkiau padaryti. Nors mes ir analizuojam rungtynės, ir analizuojam savo klaidas ir darom, bet jiem tai nepavyksta. Sakykit, per kiekvienas rungtynės praleidžiat mažiausiai 10 tritaškių. Kur čia problema? Nežinau. Ir akcentavau, kad prieš šitas rungtynės buvo akcentavęs, kad neleisti išmesti laisvai tritaškių. Bet vėl pasikartojo tą patį scenarių kaip ir su Techasu, kaip ir su pasirašymo periode su Aiščiais. Su Sakalais, tas pats buvo su Perlu. Taip, su Perlu. Vis kartuoja tą patį. Nežinau, net ką pasakyti. Net ir su Neptūnu praleido 10 tritaškių. Taip, mes peržiūrėjom visas rungtynės su Techasu ir dauguma metimų buvo metamos per rankas. Vadinasi, gynėmės normaliai, bet kad jie pataiko, tai čia jau kitas dalykas. Gal neteisinga gynyba. Gal reikia akcentuoti daugiau žaidimą, neleisti išmetimo. Nežinau. Sakyt, paskutinis metimas buvo patikėtas Seko ar taip išėjo? Jo, mes buvom sugalvoję, kad išleisti, kuris įmetė prieš tai 2 tritaškius, sugalvojau, kad jį išmesti, nors nebuvo labai gera padėtis jam įmesti. Jeigu būtų metęs, būtų buvęs didvyris, o dabar nieko panašaus nėra.